Atsiprašau, noriu pasakyti porą žodžių, nes aš esu labai jaunas politikas, visiškai politikai tai jau vos neatsitiktinai, gyvenu šitam krašte atradimo ir žinau realią situaciją. Iš tikrųjų, sunku, kad taip yra bastomasi tokiais kaltinimais iš vienos pusės, iš kitos pusės. Iš tikrųjų, situacija yra niekam nepaslaptis labai nepavydėtina, ypatingai medicinos srityje Širvintų rajone. Ir pats susidūręs ir mano studijos yra neišgelbėtos Romėje, dėl to priežiūros nebuvo pakankamai laikų sudėta ir žiūrėjusių. Dar vienas bendruomenės narys, taip pat mūsų iškėlė, nes blogai buvo priimtas ir prižiūrėtas. Manau, kad situacija buvo būtent vadovas, kuris priiminėti rimtus sprendinius sprendimus. Dabar visai neseniai teko svarstyti ir bandyti išsiaiškinti, kaip vis dėlto dirbama ligoninėje, kokie ten yra etatai, kiek ar gauna atlyginimų, tai yra didžiulė paslaptis, niekas nenori pasakyti. Aš esu nustebęs, kaip tai galima nežinoti, kiek kokiu etapu kas ten dirba, kai yra steigėjai. Kaip galima nežinoti, kiek ten gauna atlyginimą. Dabar čia jūs kalbėjote apie slaugytojų atlyginimą, o kaip kitą reikia mažiau politizuoti, o daugiau imti kokių sprendimų dėl tų mąstymų, kaip padaryti kažką tai gero, priimti teisingus sprendimus, apjungiant ar atjungiant, bet strateginius sprendimus, kad galutinai laimėtų rajono gyventojai. Tokie labai rimti mesti kaltinimai buvo įstaigai, kad du jūsų artimi žmonės yra neįgalūs ar net mirė dėl gydytojų kaltės. Jūs tikriausiai žinot, kad yra pacientų teisių sveikatai ir žalos atlyginimo įstatymas ir jame yra numatyta teisė kreiptis į gydymo įstaigą ir ieškoti žalos atlyginimo, jeigu įstaigos darbuotojai kaltais veiksmais padarė žalą pacientui, nes vis tik medikams tai labai rimti kaltinimai jūsų buvo mesti, tai jūs galite tikrai pasinaudoti įstatymų nustatytos teisės ir jomis pasinaudoti. Įstatymas veikia ne vieną dieną ir tikrai pacientų kreipiasi ir jeigu tikrai būna įrodyta ta kaltė, tikrai yra ir priteisiamos tos sumos atitinkamos ir viską, bet tai yra tikrai nepagrįstai, gal nereikėtų tokiais. Bet aš norėjau pasakyti, kad mes labai dažnai ir beveik kas antrą dieną gauname tokių nepagrįstų skambučių ir kaltinimų, kad gyventojai skundžiasi mūsų paslaugomis. Tai vis dėlto aš manau, kad tai yra vienas iš tų nesusikalbėjimo, dėl ko ir gimsta tas nebendravimas, nekomunikacija. Tiesiog yra supriešinimas medikų su gyventojais. Negali tarybos nariai tokiais kaltinimais vis dėlto kalbėti. Tai jie lygiai taip pat atstovauja gyventojus, kaip mes, kad juos gydome, tai jie atstovauja. Tai vis dėlto pasakyti tokie žodžiai kaltinimai įstaigai, tai iš tikrųjų žaidžia kaip medikus, žaidžia mane kaip įstaigos vadovą, nes aš visada ginsiu savo kolektyvą. Jeigu tai jokie ekspertai niekas neįrodo, kad tai yra mediko klaida, visada sakysiu, tai yra melas. Ir visa tai yra melas. Kalbos šitos yra melagingos, tai yra priešinimas mūsų su bendruomenė. Ir aš dar atsakysiu jūsų antrą klausimą, aš atsiprašau. Dar jūs dėl to, kad slepiama informacija apie darbuotojus, tai iš tiesų įstatymais yra nustatyta pareiga įstaigom internetiniuose puslapiuose teikti viešas ataskaitas. Tai ar jūs buvo pažiūrėjęs ir tai yra tikrinama. Labai norėčiau pasisakyti aplamai apie įstaigų darbuotojų vardų. Esu pirminė sveikatos priežiūros paslaugos administratorė ir jūs galėčiau visus patikinti, kad tai kolektyvai labai profesionalūs, labai nuoširdūs ir labai geri. Ir kas čia vyksta dabar, tokie nesusikalbėjimai mus tikrai labai žaidžia. Mes nesame nusipelnę tokio elgesio būti
yra kažkokiai tai įtampai. Mediko darbas čia yra nepaprastai sudėtingas. Pas jį neteina niekas iš laimės didelės. Suprantate, ir dabar medikas neturi būti įtampoje. Jam turi būti sudarytos sąlygos normalios dirbti. Nesuprantu šitokio požiūrio į medicinos darbuotojus. Prašau mus girdi. Mes padarom viską, kad jūs pakelšime naujam gyvenimui, kad jūs galėtumėte visi vėl džiaugtis savo vaikais, savo pasiekimais, savo aplinka. O dabar mus puola nežinia dėl to, nežinia kam. Ir galiu jūs tikrai patikinti, kad gydytojai yra aukštos kvalifikacijos. Praktiškai visi turi dar kažką papildomai išmokę. Jūs negalit niekas šitai teikti, kad tai yra neprofesionalus, nieko nesugebantis, nieko nemokantis žmonės. Nu labai atsiprašau už savo tokį požiūrį, bet slaugytojos visos atsidarė darbui. Kas dirbs už tokius atlyginimus, jūs patys pagalvokit, o jie dirba diena iš dienos, tas visiškas tiesa. Atsiprašau, bet negalima su mumis taip elgtis. Prašom normalaus dialogo, prašom normaliai su mumis šnekėtis, dėrėtis, tartis, galų gale priimti sprendimus, nereikia nieko daryti už nugaros. Dėl nelaimingų atsitikimų, pavyzdžiui, ten visokių 10–8% pasaulyje 100 000 gyventojų, jie yra. Tai neišvengiamai yra. Pasiskaitykite literatūrą, mokslinius tyrimus. Jūs ten pamatysite, kad yra taip ir ne kitaip. Ir nieko čia nepadarysit. Tai yra didžiuliai kaštai pinigų iš tikrųjų žalos atlyginimų. Tai yra šalyse atskiruose tam tikros sistemos. Kas liečia Širvintų rajoną, galima teikti 100%, kad neteisingas yra įstaigų paskirstymas. Jūs pasaulyje nerasit tokio įstaigų paskirstymo. Paprastai Europos Sąjungoje yra tendencija žiūrėti, kad jeigu įsikūrė gydymo įstaiga kažkokia, jai turi būti užtikrintas krūvis. Jie skaičiuoja pinigus, mes nemokam jų reiškia skaičiuoti. Pas mus dabar čia niekas neuždirbs to maksimumo, kad būtų galima uždirbti. Nei viena įstaiga, nei kita, nei mūsiškė. Suprantate? Nėra galimybių, kadangi nesusidaro pilnos tos numatytos apylinkės, kaip taip galima teikti, ne? Na tai va, tokia yra situacija. Todėl aš galvoju, kad labai tikslinga pradėti bendrauti normaliai. Depolitizuoti mediciną. Nereikia čia mums politikos. Mes dirbam savo darbą, mes jį labai mėgstam, mes gerbėm vieni kitus ir gerbėm savo pacientus.